Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė. Na, o šiandien diskutuojame apie tai, kodėl šiuo metu plaučių uždegimai tapo piktesni nei įprasta. Į šį klausimą turėtų pagelbėti atsakyti šeimos gydytoja Emilija Tilindytė Muliolienė. Sveiki, Emilija. Džiaugiuosi, kad atkeliavot. Kaip suprantu, pats pikas ir sergamumo būtent plaučių uždegimais ir startavo, ar ne? Gruodį, sausį, tęsiasi, mes esam tame epicentre sergamumo. Taip, iš tikrųjų šis rudens žiemos sezonas tikrai pasižymėjo padažnėjusiais plaučių uždegimais. Nuo ko viskas prasidėjo? Iš kur mes gavom? Ar lietuviai kaip visada keliavo ir parsivežė? Ar čia netikėtos dar kalėdų dovanos užsilikę ir pakuojame? Kuri versija būtų teisinga? Kalbant apie būtent tuos plaučių uždegimus, kurių paplitimą dabar ir stebime, tai yra tie vadinamieji atipiniai plaučių uždegimai dėl atipinių sukėlėjų. Tai galima sakyti, kad atsivežėm, bet iš tikrųjų atipiniai sukėlėjai cirkuliuoja maždaug kas 3 metus. Tai stebime tiesiog tokį sugrįžimą, paplitimą ir dažniau pastebim, kad būtent tos pneumonijos yra kitokios nei visą laiką ir galbūt dėl to pastebime jų dažniau. Sergantieji skundžiasi tuo, kad tie kosuliai, sako, tiesiog užstringa, jau mėnuo ir su viršum, o tas kosulys gilus ir niekaip. Tai čia tas atvejis ir būtų, ar ne? Taip, nes atipiniam sukėlėjam iš jų dažniausias yra mikoplazma pneumonija, tai ir išsiskiria tuo, kad savijauta bendrai paėmus yra gera, lyginant su tipiniais plaučių uždegimais, intoksikacija netokia ryški, dėl to netgi yra angliškas terminas walking pneumonija, kas reiškia, kad yra toks plaučių uždegimas, su kuriuo pacientas gali vaikščioti. Bet dėl užsitęsusio kosulio galų gale kreipiasi gydytojas, dėl viso ko galbūt arba įtarė sukėlėjo paskiria plaučių uždegimą ir visų nuostabai jis yra atrandamas. Kokiu būdu atrandamas, kokius tyrimus reikia pasidaryti, jeigu nuojauta kužda, kad čia gali būti ta pusė? Kalbant apie atipinius sukėlėjus, tai visgi jie ryškiau iš klinikos, iš simptomatikos ir bendrų tų kraujo tyrimų, tai eina kalba apie bendrą kraujo tyrimą C reaktyvinį baltymą, tai neišsiskiria. Tai tokiu atveju pagauti jau tą plaučių uždegimą galim, atlikdami plaučių rentgenogramą. O ieškodami šiaip sukėlėjo, norėdami jį identifikuoti, kadangi nei plaučių nuotrauka pati kažkaip neįvardina jau sukėlėjo pagal vardą pavardę, jeigu taip galima sakyti, tai tuomet reikėtų atlikti specifinius tyrimus iš kraujo, gali būti serologiniai, arba šiuo metu populiarėjantis ir tikrai patogus metodas, tai yra nosiaryklės PGR tyrimas. Vien arbatomis aviečių ir kokių ten kitų, matyti jau nelabai ir išvažiuosi šitos situacijos, reikia rimtesnių priemonių, ar ne? Tai turėtų vis tiek būti patvirtinta atlikus tyrimus ir apžiūrą. Todėl, kad, sakykime, vėlgi grįžtant prie tos pačios mikoplazmos, maždaug tik 10% visų infekuotųjų visgi susirgs plaučių uždegimu. Todėl pačioj pradžioj, sakyčiau, aviečių arbata gali būti puikus pasirinkimas, kadangi ir temperatūrą mažina, ir gerai rehidratuoja pacientą, apskritai šiltų gėrimų vartojimas sušildo krūtinės ląstą, tai turi mokslinį pagrindimą, kad ir kaip kartais pyktų pacientas, kai jam parekomenduoja išgerti tos arbatos, tačiau taip, jeigu visgi matome prastus rodiklius, matome ypatingai pakitimus plaučių nuotraukai, tai su arbatom jau niekaip, tai yra vis tiek pagalbinė priemonė, tada jau reikėtų pasitelkti vaistus. Netaisyklingas pasakymas yra toks, sako, truputėlį slogavau, tas kosulys, prisivaikščiojau, dėl to viskas ir pagilėjo. Tai čia ne dėl to prisivaikščiojimo šį sezoną, ar ne? Šį sezoną, manau, ne. Ir minėjote, kad plinta būtent oro lašeliniu būdu, tai iš kolektyvo, ko gero, mes pagrinde, pasigaunam. taip, ligos ir plinta kolektyvais, dažniausiai nuo žmogaus žmogui, ar pačiaudim, ar pakostim į orą, ar artimas kontaktas. Kai kurie sukėlėjai ir ant paviršių nemažai išgyvena, tai vėlgi yra svarbu dezinfekuoti paviršius, plauti rankas. Tai nereikėtų stebėtis, kad, tas kosulys ir prastesnė savijauta neapleidžia taip greit kaip ankstesniais metais, bet ir išgydomas, ko gero, taip lengvai nepasiduoda, ar ne? Priklauso. Apskritai kosulys, šnekant apie kvėpavimo takų infekcijas, jisai užsitęsia. Yra normalu, net ir porą savaičių gali būti normalu kosėti, jeigu savijauta yra gera, dėl to, kad čia mes turime ir tų kosulio centrų įsijautrinimo reiškinį, kosulio receptorių įsijautrinimo reiškinį.
Ir kaip tenka sakyti pacientams, čia yra dvi naujienos, gera ir bloga. Gera ta, kad praeina savaime nieko nedarant, prasta ta, kad gali užtrukti tas 2-3 savaitės ir ilgiau. Ypatingai tai yra aktualu pacientam, kurie, sakykime, turi padidėjusi skrandžio rūgštingumą, nes vien jisai pats iš savęs gali pasireikšti sausų kosulių pablogėjančių naktį. Tačiau, kadangi šiuo metu tiesiog stebim paplitimą tų atipinių sukėlėjų, kurie ir pasireiškia, kartais būtent sausais kosuliais, paūmėjančiais naktį, jau mes turime diferencijuoti ir atkreipti didesnį dėmesį. Tai, sprendžiant, kaip savo padėti, kaip neuždelsti. Manau, kad šiuo atveju teisinga būtų sakyti, kad optimaliai pasiplanuoti vizitą pas gydytoją. Ir tai reiškia, kad mes turime paplanuoti, kad mums gydytojo prireiks neatidėlioti iki paskutinės minutės, kai pasidaro labai baisu ir reikia čia ir dabar, kai būna savaitgaliais arba naktį. Pasiplanuojam tą vizitą vėlgi. Viskas labai nuo savijautos priklauso. Jeigu žmogus net ir nusimušęs temperatūrą, guli paslikas, negali išlipti iš lovos, arba jeigu vaikai yra išblyškę, pilki, išberti, tai be abejo pirmom valandom, ir ypatingai jeigu nestebim, kaip minėjau, pagerėjimo pavartojus vaistų, tikrai reikia kreiptis į medikus ir reikia tai daryti greitai. Bet jeigu mes turim temperatūrą, nusimušame ją, jaučiamės puikiai ir šiaip bendrai paėmus gyvybinės funkcijos yra geros, nedūstame, viskas gerai, per 1-2 valandas nuo karščiavimo lėkti pas gydytojus nėra ko, nes nei kraujo tyrimai labai kažką parodys. Jei plaučių nuotrauka tikėtina, kad nebus informatyvi, tai tiesiog, jeigu jaučiu, kad visgi sergu, pasiplanuoju vizitą po dienos, po 2, sakykime, ir priklausomai nuo būklės reaguoju. Jeigu būklė ženkliai pagerėjo, viskas eina, praeina, galime atsišaukti vizitą, bet jeigu visgi matom, kad negerėja, darosi neramu, į jį nuvykstame. Ir kitas dalykas, reikėtų visgi pasiruošti, optimaliai išnaudoti tą vizitą, tai reiškia ateiti su informacija. Nes tikrai pasitaiko atveju, kad ateina pacientas, klausi, tai kaip su ta temperatūra? Sako, karščiavau. Kiek? Negaliu pasakyti, nematavau. Jaučiu, nėra. O mums tai yra pakankamai svarbi informacija. O kalbant apie tėvus, tai atkreipti dėmesį, kaip atrodo, kaip jaučiasi vaikai po vaistų nuo skausmo, kiek skysčių išgeria ir iš viso geria. Ar palyginus su suvartojimu skysčių kiekiu nėra sumažėjęs šlapinimosi dažnis. Tai sakyčiau taip, optimaliai pasiplanuoti vizitą, pasirodyti laiku, suteikti informaciją, ir toliau bendradarbiauti ir ieškoti tų išeičių. O identifikuoti, kad į tą pusę tai aišku turi būti kosulys, kažkoks tai silpnumas, kaip minėjot, gali būti ar ir kad jau ilgesnį laiką nepraeina. 3 tokie esminiai momentai, taip? Kalbant apie plaučių uždegimą, taip, mes dažniausiai stebime, jeigu kalbam apie tipinius, tai tiesiog turime ilgą karščiavimą, jisai negerėja, nesitraukia, kosuliai gilėjantis, stiprėjantis, gali pasidaryti drėgni, atkostymi karkalų ir tų karkalų spalva gali pasidaryti jau nebegraži. Čia vėlgi gali būti sudėtinga išdiferencijuoti, nes neretai žmogus iškosti slogą. Tačiau taip ir prie plaučių uždegimo, sakykime, tos raudonos vėliavėlės galėtų būti padidėjęs kvėpavimo dažnis. Tai, sakykime, ramiai gulintis žmogus, o alsuoja, taip tarsi būtų užlipęs į 4 aukštą. Arba dusulys, vaikam gali būti kriuksėjimas, stenėjimas, papildomų pagalbinių kvėpavimo raumenų darbas. Tai, sakykime, kai pastebim dusulį kažkaip jau prastėjančias tas gyvybinės funkcijas, tada įtariam plaučių uždegimą, nestebint pagerėjimo, ypatingai taikant adekvatų tą simptominį gydymą, nestebint pagerėjimo, tada jau tas įtarimas gali kilti. O kalbant apie atipinius, kaip ir minėjau, kadangi klinika ženkliau neišsiskiria, tai tiesiog pasiplanuoti vizitą pas gydytoją, pasirodyti ir tada kartu nuspręsti. Labai pakiliai neskamba jau ir plaučių uždegimas, bet kaip žinia, čia ne paskutinė stotelė ir yra kur toliau, ar ne? Tai kas, sakykite, būna, kai, jeigu laiku neatvykstama, tarkim, po tų 4 savaičių, situacija gali dar labiau prastėti. Tai be abejo, tai nebūtinai po 4 savaičių, kartais gali užtekti 1 ir 2. Tai jeigu dėlsim, pati baisiausia komplikacija be abejo prie visų ligų yra mirtis. Prie plaučių uždegimo tos komplikacijos dažniausiai ir veda link to, tai gali būti pūlinio formavimasis plaučiuose, sakykime, gali infekcija toliau plisti į kraują, tai dažniausiai jau lemia tikrai ne tik vizitą, bet ir nakvynę ligoninėje ir duok dieve neintensyvios terapijos skyriuje. Tai dėlsti nėra ko. Kaip minėjau, jeigu stebime sutrikusius gyvybinių funkcijų rodiklius.
tikrai žmonės paprastai matosi, kada sunkiai serga. Ir rizikos grupė sunkiausiai serga, ar ne, tarkim, vyresnio amžiaus žmonės, nežinau, kiek šiuo atveju šiais metais, ar galite svarstyti, kiek, tarkim, gelbėjo skiepai, ar lengviau praėjo, ar ne nuo to skiepyta buvo, na čia visada labai daug diskusijų yra. Taip, apskritai kalbant apie plaučių uždegimus, na ar šiaip viršutinių kvėpavimo takų sukėlėjus, ar apskritai apie infekcinės ligas, be abejo, padidintos rizikos grupės yra žmonės sergantys lėtinėmis, gretutinėmis lygomis. Viena populiaresnių jau galėčiau sakyti yra cukrinis diabetas ir net ir klinikiniai praktikoje teko matyti ne kartą tokią atvejį, kada cukriniu diabetu sergantis suaugęs arba vaikas nuo peršalimo greičiau nukeliauja iki kažkokios komplikacijos ir dažniausiai tai būtų plaučių uždegimas. Apskritai viršutinių kvėpavimo takų tos ligos, kurios ir plinta rudens žiemos sezonais, dažniausiai komplikuojasi, ta dažniausia komplikacija tai yra būtent plaučių uždegimas. Ypatingai tokių ligų kaip pneumokokinė infekcija arba gripas. Paminėjote skiepus, tai nuo 2 sukėlėjų bakterinių yra skiepai. Pagrindinis sukėlėjas, sakyčiau, yra pneumokokas, tai streptokokus pneumonija. Nuo jo yra skiepai, traukti į vaikų nacionalinį skiepų kalendorių, taip pat yra skiepijami vyresni kaip 75 metų asmenys bei lėtiniam lygom, kurios įtrauktos į specialų patvirtintą sąrašą pacientai. Tai sakykime, skaitant pacientus sergančius astmą ar cukriniu diabetu. Taip pat egzistuoja skiepai nuo antro tokio dažnesnio sukėlėjo hemofilus influenza, įtrauktas į nacionalinį skiepų kalendorių. Tai vaikai yra skiepijami nuo šio sukėlėjo. Ir taip pat svarbu paminėti, kad ir gripu sergantys pacientai, gripo taip pat viena dažnesnių komplikacijų galėtų būti plaučių uždegimas. Nebūtinai paties gripo kaip ir sukeltas gali tiesiog komplikuotis antrinė bakterinė infekcija, bet vėlgi nuo gripo taip pat yra skiepai. Gripo viena labiau pažeidžiamų grandžių galėtų būti nėščiosios moterys, dėl to yra įtraukti skiepai ir nėščiosios taip pat skiepimos nemokamai. Kiek tai padeda suvaldyti? Tam, kad galėtumėm suvaldyti, tai reiškia, kad ir mažiau plistų pati infekcija ir kad nebūtų tų tokių komplikuotų sirgimų sunkių, tai skiepimo apimtys visgi turėtų būti 90%, tačiau Lietuvoje bent jau nuo pneumokoko paskiepijama tik apie 80% vaikų. Deja, o skiepai gripu tai visuomet yra toks individualus pasirinkimo reikalas. Neretai dažniausiai skiepėsi pacientai, kurie gripu persirgė ir žino, kas tai per kokio tai sunkumo yra liga. Bet sakė, turite ir gerų naujienų, kad ko gero tikėtina, kad kitą sezoną tokie baisus plaučių uždegimai jau neužsuks į Lietuvą, ar ne? Neturėtų, kadangi ligos yra stebimas tų užkrečiamų ligų cikliškumas. Ir jisai priklauso nuo, galima sakyti, visuomenės tokio kaip imuniteto, ar ne? Jeigu imunitetą apibrėžtumėm kaip atminties ląstelių cirkuliaciją organizme, kurios sąlygoja stipresnį ir greitesnį imuninį atsaką vėl susidūrus su tuo sukėlėju, tai taip, turint omeny, kad mūsų visuomeniai dabar nemažai kam teko persirgti atipiniais sukėlėjais, tikėtina, kad kitais metais tokio didelio atipinių sukėlėjų sukelto uždegimo mes taip dažnai nematysime. Geros naujienos. O kiek laiko prireikia organizmui atsigauti, po tokio iššūkio kaip plaučių uždegimas šiais metais? Kiek jis laiko atsistatinėja? Tai yra labai individualu ir vėlgi priklauso nuo daugybės faktorių. Tiek mažiausi vaikai, sakykime, iki 5 metų jie tikrai gali užtrukti, nes jie apskritai yra pažeidžiama rizikos grupė. Lygiai taip pat senoliai, lygiai taip pat sergantieji gretutiniam ligomis. Iš principo savaitė 2 tokio tausojančio režimo tikrai reikėtų pasilaikyti. Labai svarbu tikrai nesugalvoti sportuoti per tą laikotarpį, kaip pasitaiko kartais. Tai sakyčiau, savaitę 2, priklausomai nuo to, kiek laiko prireikia, kol buvo nustatyta diagnozė, priklausomai nuo to, koks medikamentas yra pasirenkamas ir kaip greit jisai suveikia. Ar leidžia žmonės savo sirgti, ar vis dėlto dirba darbus, kas kokius ir vaikšto toliau su plaučių uždegimais, ką matote? Įvairiai. Plaučių uždegimas kaip diagnozė dažniausiai užgąsdina pacientą ir ypatingai gydymo režimo laikymasis neretai priverčia pacientą likti namuose. Bet apskritai kalbant apie
viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, tai tikrai tenka sutikti pacientų, kurie sako, kad neturiu galimybės sirgti, atsisako nedarbingumo. Pastebėjau, kad kiek dažniau moterys. Darboholikės, ar ne, kokias? Nebijo, neišsigąsta tų temperatūrų, pasako, nėra kam dirbti ir žygiuoja į darbus. Va, taip. Va. Žodžiu, laikom 4 ne tik šeimos namų, bet ir darbų kampus ir kartais patys išgriūname. Kartais ta meilė savo reikalingas dalykas. Na, ir šiuo atveju neišimtis. Kitas dalykas, dažnai tenka girdėti, ypatingai jeigu tenka palūkuriuot poliklinikos ar ligoninės koridoriuose, sako, kad atėjai su savo virusu, ko lauki, gausi dar 3 svetimus. Ar išeitis šiuo atveju ta kaukė ir vis dėlto ir praėjo? Išeitis. Be abejo, tai yra viena iš pamokų pandemijos, kurias tikiuosi, kad visuomenė nepamirš. Dėja, ne visą laiką susiduriam su sąmoningais, reikėtų gal sakyti, norint pagirti tokius pacientus. Džiugina, kai sergantis pacientas ateina su kauke ir atvirkščiai liūdina, kuomet pacientas, sakykime, namuose nusistatė savo su greituoju gripo testu gripą ir ateina be kaukės ir jam nei šilta, nei šalta, kad greta laukiamajam sėdi nėščioji arba jauna mama su naujagimiu. Ir kadangi tai yra ypatingai tos 2 pažeidžiamiausios grupės, tai stengiuosi priminti ar atiduoti kaukę, ar priminti, sakykime, sveikoms nešiosioms ar apskritai rizikos grupių pacientams, kad atėjote į gydymo įstaigą, čia pilna sergančių, jeigu galite, užsidėkite kaukę. Žodžiu, mintis apie kitą, ne tik apie patį mylimiausią save, bet ir apie kitą. Šitam gyvenime dažnai praverčia ir keičia elgesį ir mūsų visų sveikatą. Noriu padėkoti, kad atėjot, kad papasakojot, gal tapsim drausmingesni. Na, labai drąsos čia kaip ir neįputėm, ko gero, kad viskas bent jau panašiai bus. Tai aš tiesiog priminsiu, kad šiandien 15 min studijoje viešėjo šeimos gydytoja Emilija Tilindytė Mulionienė. Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad pakvietėt. Iki kitų kartų. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt